tai padarysiu intro video. Filmavom su Vaiva podcastą, bet realiai podcastas mūsų gavosi kaip terapinė sesija ir jinai taip po truputėlį išlukšteno iš manęs mano tokia pagrindinė baimė, arba mano baimė taip per ją išpakavo save. Ir baimė būti matomai, baimė pasireikšti, su kuria aš kovojau labai daug laiko ir kurie iš tikrųjų naikino mane visais įmanomais būdais, nes aš jos niekaip negalėjau priimti. Aš niekaip nenorėjau matyti tai, kas yra mano galvoje ir suprasti ir priimti tai, ką aš žinau, ką aš matau. Ir tas mano jautrumas, taip vadinamas, tai ne tas jautrumas, kur tiesiog norisi išreikšti savo emocijas ir esi silpnas ir jautrus, o jautrumas, kai tu jauti ir žinai biški plačiau, biški giliau ir matai tai, kas yra nematoma. Ir tą aš labai norėjau savyje įstumti atgal, nes kažkaip baisu man visą laiką buvo su to susidurti. Bet ta jėga yra tokia galinga, kad jeigu ne mane jinai užmuša, tai kažką pradeda įtakoti mano išorėje. Tai nori ar nenori, jinai vis tiek pasireiškia. Taigi apie mano baimę būti matomai ir pasireikšti, tokia gavosi mini sesija. Video gal nėra labai kokybiškas, bet manau, kad kažkas pasileis ir bus naudinga. Gandai, ką? Susipainiojo, kuri čia? Nuėsi į salutę. Dar pradės loti. Ne, nepradės. Ne, jau viskas. Okay. Tik tai, kad bus garas salutė, bet čia jau, žinai, aš kalbu, tai man reikia, kad kažkas kliučių atsiranda visokių. Tai čia normalu. Patikrina tave. Mano vidinė žvėrį mano. Ir patikrina, kiek tu pasiryžus eiti iki galo, žinai. Ir čia netgi veda į tą, tu pasirengusi prisimti atsakomybę už tai, kad dabar tai darysi, žinai. Aš kalbėsiu. Aš būsiu matoma. Aš skleisiu žinutę, kuri man svarbi, kurią aš matau prasmingą, kuri turi ateiti per mane. Tam, kad kažkas išgirstų. Ir tie visi trikdžiai yra, ar tu tikrai esi pasirengus prisimti atsakomybę. Nes iš tikrųjų tai trukdžių, visokių kliūčių pas mane visą laiką buvo, kai tik tai pradėjau pasireikšti, visada labai daug. Ir pagrindinis buvo net iki mirties baimės. Kažkas atsitinka ir dažniausiai, jeigu jau per prievartą bandau už save, viskas, tu neturi teisės tiesiog nieko nedaryti, reikia. Tuo labiau, kad aš vidinį impulsą jaučiu, kad reikia. Bet būdavo taip, kad vaikas susirga. Ir dažniausiai per vaikas susirga, paskutinį kartą mes pakliuvom į ligoninę, kritinės būklės palatą, kur blogai. Ir aš suprantu, kad tas vyksta visą laiką, kai aš pradedu kalbėti, kai aš pradedu daryti, ant tiek yra viduje pasipriešinimas. Geras. Ir kažkas lūžta, kažkas, čia tiesiog taip veikia mano vidus. Ir čia įdomi, iš tikrųjų, prieš tai aš kalbėjau, buvo tylu, ne? Ir tu pradėjai kalbėti ir plus minėjai, kad tas kontrolės yra aktyvus mechanizmas, ne? Ir sukontroliuok dabar šitą šunį, kuris ilgai ir nuobodžiai, ir suras savo vietą, žinai. Bet kaip provokuoja, ne? Kad ta energija, kuri pas tave yra, arba tie elementai pas tave aktyvus ir juos aktyvina labai greitai.
Ir tu netgi žinai, kas yra trigeriai tavo. Jau Ir tada jos tu išmokau. labai greitai pastebi, kai jau juos žinai, ne, kas yra. Nes jeigu tavęs netrigerintų kažkokie pašaliniai garsai, tu juos net nekreiptum dėmesį. Taip, tikrai. Jiems leistum būti, žinai, bet ten yra va ta dalis papildomo triukšmo. Papildomas triukšmas, kai vyksta, kai tu kalbi apie ką tau. Kodėl tau papildomas triukšmas, kai tu kalbi, nu, tave liečia. Tai čia nori į mano jautrumą dabar nueiti, kaip suprantu. Okay. Aš noriu pažinti tave. Jo, kas liečia triukšmą, yra mano trigerinė tema. Iš tikrųjų, jaučiu savyje tokį autistą, kuris linkęs užsidaryti, kuris linkęs atsiriboti nuo triukšmo, kur labai jį trigerina triukšmas ir man saugiau yra viduje, ramiai ir tas yra. Triukšmas mane trigerina tikrai. Okay. Trigerina toks, aš daugiau arba liečia tavo tokią nervų sistemą, ne? Galbūt kaip tu reaguoji viduj, nu kažkaip. O aš dar noriu tokį apie tą kalbėjimą. Nu, kažkiek sutrigerina tavo vidų, nu, sujaukia, nervų sistema nesijaučia tokia atsipalaidavusi, įsitempia. Ir va tas garsas, kuris eina ir tu kalbėti. Tau kalbėti, ar tau siejasi kažkas su to, kad kažkas garsiau už tave bus, neišgirs, arba tau kyla, aš noriu būti išgirsta. Kad noriu būti išgirsta, jo, tas yra dalykas. Čia maudosi gal dukra, ne? Geras, tai čia mes ilgai turėt. Geras. Čia, žinai, pamatėjai realybėje, kaip aš kovoju su savo pasipriešinimu. Ir tam, kad man įrašyti, pavyzdžiui, ten 5 sekundžių video, aš turiu praeiti labai daug tokių kliūčių, bet aš vis tiek darau. Aš vis tiek darau, nes aš neturiu kito pasirinkimo. Aš matau savo kliūtis. Aš matau, kad yra labai daug viduje baimių. Baimių būti išgirstai, sakyti savo vidinę tiesą, nes būti nestandartiniai, nes mano suvokimas apie pasaulį yra visiškai nestandartinis, jisai toksai, iš kito taško aš kažkur tą pasaulį matau ir visą tą pradėti transliuoti, sakyti, man lengviau prisitaikyti prie žmonių, kalbėti jų kalbą arba nekalbėti visai. Tai va toks dalykas. Tai galbūt jo, tas kalbėjimas ne šiaip savo kalbėjimas, o kalbėti iš savo to vidinio nepaprastumo, nežinau, kaip tu sakei, unikalumas, ne, prieš tai. Tai aš jaučiu, kad aš esu ne tokia kaip visi. Ir aš matau tą pasaulį kitaip, ir aš kitaip reaguoju. Ir pasirodyti tokiai, kokiai aš esu, labai sunku. Sunku. Ir ta visa aplinka tą parodo, kad, ne, tą nedaryk. Ir nežinau, iš kur tas yra. Tiesiog. Reikia būti tokiai, kaip visi, standartinė kalba. Aš žinau, ką man dar transliuoja mano aplinka, kad jie atsijungia. Aš pradedu kalbėti apie savo ten vidinius patyrimus, o jie yra labai gilus, be galo. Ir aš pradedu kalbėti ir jie visi užsidaro. Aš matau, kaip užsidaro. Aš matau, kaip užsiverčia ausis. Žmogus yra kaip fiziškai, bet realiai jis yra užsidaręs pilnai. Nes ten, kur aš esu, iš to vidaus, kur aš pradedu kalbėti, ten yra labai nesaugu protui. Neįprasti dalykai. Tai va dėl to yra labai daug kliūčių. Ir galbūt baimė išgąsdinti žmonės, sakyti kažką, kas gąsdina, nes matau, kad kartais
ta mano tiesa, jinai biški gazdina, niekas nenori jos tokios priimti. Visi nori gyventi, kaip gyvena. Taip kažkaip. Galbūt tas yra. Kas tavo tiesoje tave dar pačią gazdina? Galbūt mane gazdina, galbūt negazdina, bet trigerina, aš pasakyčiau, kad aš negaliu valdyti situacijos. Aš, pavyzdžiui, matau įvykius į priekį toli. Aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti. Galbūt, nežinau, ar tai matymas, bet aš suprantu, įvykių seka, tiesiog kas bus. Ir aš negaliu iškęsti to momento. Viskas, aš negaliu paleisti, man reikia išlaukti, tas mane ir aš save, man save geriau užblokuoti ir nematyti tų visų dalykų į priekį, negu laukti. Laukti, nes, pavyzdžiui, tu žinai, kad pas tave įvyks pokytis, tą aš jaučiu vidumi, pas mane ta informacija kažkaip ateina, bet aš jos užblokuoju, nes aš bijau galbūt jos, aš nenoriu priimti, aš pradedu galvoti, o kaip va šitas, o tada kas su tuo, o kas tada šitaip. Vat šitas, aš dabar galvoju, kad aš bijau savo kažkokios, nežinau, pranašystės, kas čia gali būti kažkoks vidinis mano, nežinau, ar tai dovana arba talentas, kažkoks yra mano įgūdis, kurio aš labai nepriimu. Tu kai pamatai arba apčiuopi, kad kažkas gali įvykti, arba įvyks, ta pranašystė, sakai, ir tarsi patiriu tą, negaliu sukontroliuoti proceso, kas bus nuo šito momento iki to. Nes čia yra dar nekontroliuojama, tarsi gali pamatyti rezultatą arba kryptį, bet to pačiu suvoki, kad tai yra nekontroliuojama tavo pačios. Čia nebe tavo galiai yra, ne? Ir tada, jeigu aš neturiu galios sukontroliuoti, tai neduok man galios ir pamatyti, ne? Nes tai yra per sunku talpinti savyje ir išbūti be kontrolės. Tiesiog pasitikti. Taip. Ir iš tikrųjų, tu man dabar sakai, pas manėje viskas kyla, ten jausmų, aš tik tai nemoku jų parodyti, bet realiai pas mane viskas verda viduje. Ir aš, pavyzdžiui, nenoriu lyginti save, bet, pavyzdžiui, kai yra žmogus, kuris matantis kaip vanga, pavyzdžiui, ne? Bet kai žmogui parodo kokį paveiksliuką, kad bus katastrofa kažkokia, arba ten bus dar kažkas, kaip žmogui su tuo gyventi, kai jisai žino, kad bus šitas dalykas ir tu negali išgelbėti žmonių, tu negali įsikišti tą, tu negali kažkaip paveikti, tu savyje tą naikini. Ir aš dabar suvokiu tame pokalbyje, kad aš savyje naikinu būtent tą, nežinau kaip čia vadinasi, net ir aš žodžiu nesurandu, kas čia tokio yra, bet tą matymą, biški plačiau, toliau, giliau. Ir aš neduodu savo pasireikšti, nes dar protas bijo, kad jisai nesukontroliuoja. Kad reikės kontroliuoti. Iš vienos pusės protas taip, bet aš jaučiu, kad kūniškai aš jau praėjus visas baimės, kiek įmanoma tų baimių visų, aš jau galiu save prastumti visur ir aš galiu iškęsti bet kokį jausmą, net ir mirties, netekties, artimo žmogaus netekti, aš tą išgyvenau emociškai praėjus ir man tas yra, negazdina. Bet, yra kažkoks dar sluoksnis, kur protas vis tiek neprileidžia, nepasitikė. Ir čia yra atsakomybė, kur tu sakei, ir čia yra irgi apie atsakomybės perimam. Čia ant tiek reikia suprasti, kad kas dedasi išorėje, kas bebūtų, kokia ten katastrofa bebūtų, čia yra mūsų pačių pasirinkimas, čia būti tame momente, išgyventi tą triukšmą, neįsikišti, nebandyti keisti scenarijų, nes tas scenarijus jisai ne šiaip savo, jisai
kažkodėl vyksta žemėje. Mes čia žemėje galvojam, kad čia yra katastrofa, čia yra labai blogai. Jeigu mes pasikeliam biškiai aukščiau, kur matosi visas ten tas, kodėl, kas, tie ryšiai, iš kur tas prasideda, žodžiu, biškiai tą plačiau pamatom, mes suprantame, kad tas, kas griūna, ten jau nėra gyvybės, ten jau nėra meilės, tas turi kažkaip susinaikinti. Nors tame būnant atrodo baisu, atrodo katastrofa, karas, atrodo labai blogai. Bet jeigu mes pasikeliam virš šitos situacijos ir matom, jeigu šito neįvyktų, neįvyks dar kažko naujo. Tiesiog, kad tas yra reikalinga. Nu, vat aš savo dabar sukuriu tokį pateisinimą, tokį atrandu savo atramą viduje, iškesti tą mano. Dabar vyksta mano terapija su tavimi, žinai, aš save, dabar aš sujungiu tą dalį, kuri bijo pasireikšti, kuri bijo matyti, kuri bijo žinoti daug, giliai, kad yra manyje atrama tą išlaikyti. Jo, vat aš net ir kalbu ir galvoju, kas bebūtų, kas dabar vat atsitiktų, aš turiu viduje surasti tą atramą, įeiti į tą atramą, išbūti, taip aš matau, kad ten kažkas jau juda, bet aš suprantu, kad tas turi įvykti. Nes matomai kažkur galbūt mano genuose, nežinau, ten kažkur slypi informacija, kad aš galbūt kažkada buvau susidūrusi su tokiu situacija ir pradėjau prisimti atsakomybę už tai, kaltę už tai, kad aš neišgelbėjau kažko, kad aš neįsikišau tos dalykus. Taip, realiai aš turėjau tokį įvykį savo gyvenime. Ir matomai, va čia yra, protas mane saugo nuo atsakomybės prisiėmimo už kitų žmonių gyvybę, už jų gyvenimus, kad aš turiu likti savo vietoje, savo gyvenimo tokiame sraute, kad viskas, kas liečia mane, yra apie mane. Kas bebūtų išorėje, tai tiesiog yra toks planas, kad taip turi būti. Vat taip. Labai gražiai nuskamba tas toksai leisti būti, nors ir labai nors ir labai tokiam nemaloniam kažkokiam ar situacijai, ar įvykiu, ar karui, bet matyti tą platesnį vaizdą, kas čia dingsta, kas čia naikinasi, nes jeigu tai nesinaikins arba tai nevyks ir kažkas kito, ne? Man netgi labai gražiai yra tas pamatymas, kai atsitrauki, pamatyti, kad tie kaip karai vienus gal ir žudo gyvybės, greuna miestus, materiją greuna, ne? Bet kitą dalį kiek apjungia. Kaip ta energija, kai kažkas apjungia, žinai, žiūrėti ir tą patį Lietuvą, kaip jungiasi, ne, ten jeigu nori kažką padėti Ukrainai ir taip toliau, randa kažkokius bendrus vardiklius arba jungiklius, dėl ko jungiasi. Nu, čia toks bendras vaizdas, kada kai atsitrauki aukščiau, tu pradedi matyti, okei, tai nėra beprasmis šitas. Ta labai nepatogią situaciją įprasmini, supranti. Ir vat man tada ateina kitas klausimas, kai tu pamatai tą viziją ir jeigu ją įvardini arba pati savo leidi tai vizijai būti gyvai, nenorint jos keisti, nenorint jos kontroliuoti, o tiesiog okei, aš tai matau, jaučiu, patiriu, kodėl tai yra dovana. Ką jinai su tavo žinojimu tau, ką atneša, kokią dovaną tau pačiai, o paskui kokią dovaną tiem, kam galbūt ištransliuoji. Ta transformacija, kurią aš išgyvenau, kurią aš patyriau ir praėjau, aš išmokau matyti kiekviename įvykyje visur dvasingumą, aukščiausiai planą, kad taip turi būti. Kad tai yra numatyta kažkieno. Ne mes sukūrėm šitą pasaulį, ne mes žinom, ne mes esam dievai ir žinom, kaip čia turi būti ir kur kas turi kaip pasielgti. Ir kai mes uždedam savo karūną ir galvojau, kad mes esam dievai ir sakom, kad čia yra blogai, o čia gerai, mes tiesiog
padalinam šitą pasaulį, kad yra kažkas gero, kažkas blogo. Ir aš visur pradėjau matyti tą dvasingumą, kad, taip, nebūtų gero be blogo, nebūtų šviesos be tamsos. Vis tiek tam, kad mes išmoktumėm pamatyti save, mes turim turėti veidrodį. Mes turim kažkaip pasidalinti į du polius, ne? Kur pasižiūrėti, kur pliusas, kur minusas, kur vyriška, kur moteriška, kur yra greunanti, kur kūranti energija. Tai va tas dalykas mane išmoko nesikišti į ne mano planą. Aš prisiimu atsakomybę tik tai už savo gyvenimą. Tai reiškia, aš prisiimu atsakomybę, ką aš veikiu, ką aš dabar kalbu, kodėl aš tą darau. Ir aš žinau, ką man reiškia atsakomybė. Tai reiškia, jeigu aš ne tą pasakau, aš turiu iškęsti kažkokią, nežinau, pasipriešinimą kitų žmonių, aš turiu iškęsti ten, nežinau, gėdą mano giminės ar dar kažką. Tai yra mano atsakomybė. Taip aš iškęsiu tą realybę. Jeigu aš nemoku iškęsti tos realybės, aš pradedu perkelti atsakomybę kitiems. Ai, šitas kaltas, šitas blogas, ai, tie yra blogi, ten. Tada mes tarsi nemokam iškęsti realybės. Taip, va taip yra sugalvota, mes praeinam kažkokį kelią per tai ir tiesiog išmokau pamatyti va tą kažkokį kitą, va tokį aukščiausiai planą, kad yra kažkas giliau šitame. Ką reiškia tau prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą? Visų pirma, išgirsti save. Taip, yra prisimti atsakomybę, kontroliuoti tik tai savo gyvenimą. Mano kontrolė, vidinė mano protas skirtas kontroliuoti tik tai mano kūną ir mano emocijas. Kai aš pradedu kontroliuoti kitą, kai aš pradedu daryti už kitą, tai jau aš perkeliu atsakomybę, aš prisiimu atsakomybę už kitą žmogų. Tada aš prisiimu ir visą kaltę už jo veiksmus. Kai aš kontroliuoju tik tai save, aš prisiimu atsakomybę už save. Kaip aš tą pamatau, aš pavyzdžiui, kaip matau, kad aš sėdžiu, kažką padarau ir laukiu. Laukiu, kad mane įvertins, ar man kažkas pamatys, kažką pasakys. Ir aš suprantu tada, kad aš savo neduodu dėmesio, o laukiu to dėmesio iš kito žmogaus. Tai reiškia, aš perkeliu atsakomybę už savo gyvenimą, už save šitam žmogui. Tai tada, kai aš tą pamatau, aš suprantu, aš turiu prisimti atsakomybę už tą dalį. Aš tau duodu dėmesio, aš tave dabar matau, aš matau, kad dabar yra trūkumas tavyje, yra kažkoks deficitas. Ir aš išmokau pamatyti savo lūkesčius kitam, nuoskaudas, laukimą, kur mano kūnas reaguoja ir tarsi į išorėje bando uždengti tą kažką viduje. Ir tada prisimti atsakomybę. Tai reiškia, aš savo to nedaviau, o bandau paimti iš kitų. Tai aš tada žinau, kad aš čia neprisiėmiau atsakomybės. Tai aš prisiėmu atsakomybę už save. Ir dar, kas man yra svarbiausia atsakomybė už save, aš suprantu, kad visas gyvenimas, kuris yra mano gyvenime, viskas, kas vyksta mano gyvenime, yra mano pačios pasirinkimas. Aš pati pasirinkau. Aš negaliu kaltinti tėvų, kad jie ten kažkokie buvo. Negaliu kaltinti ten draugų, kad jie kažko ten nepadarė. Aš žinau, kad viskas, kas vyksta, tik tai iš manęs. Tas visas scenarius yra mano sukurtas. Ir aš mačiau, kaip aš vaikystėje grįždavau ten į vaikystę ir mačiau, kai aš dariau tuos pasirinkimus. Kai aš supykstu ir mintyse sakau, aš to nedarysiu. Kai aš, pavyzdžiui, noriu dėmesio ir sakysiu, o va, aš šitą darysiu ir būsiu tokia. Mes patys jau vaikystėje darom pasirinkimus, koks bus mūsų gyvenimas. Ir va dabar man norisi tokį pasakyti, aš atsimenu tą momentą, kur mes pradėjom su tavim kalbėti, kai vienu momentu aš supratau, kad manęs nemyli. Vienu momentu savo gyvenimą aš pradėjau galvoti, kad manęs nemyli.
Ir aš pradėjau griauti viską, aš pradėjau sugrioviai, energetinėme lygyje aš viską sugrioviau, nors fizinėme lygyje viskas liko. Ir paskui, ir aš savo nustačiau, kad aš vis tiek sužinosiu, kas yra meilė, kokia tai meilė, ir aš ją pajausiu. Ir aš per tokią transformaciją praėjau, per tokią stiprią psichologinę transformaciją praėjau, kad surasti, kad tai meilė yra manyje, kad aš esu ta meilė, kad aš esu ta tėkmė. Supranti? Ir aš kaip būdama toje transformacijoje, kai man buvo be galo bloga ir aš galvoju, ką aš tokio gyvenime padariau, kaip man tai bloga, aš dabar tik tai prisiminiau, kad aš tada pasakiau, kad aš noriu sužinoti, kas yra iš tikrųjų meilė. Ir mane atvedė per tą, nežinau, savęs sulaužimą. Buvo blogai, realiai buvo blogai. Bet aš dabar suprantu, kam to reikėjo, kokia kaina buvo ir kodėl aš čia esu ir kodėl aš čia ėjau šitą kelią. Supranti, mes patys sukuriam savo žodžiais, savo mintimis viską, kas yra aplink mus. Ir aš esu susitikinus, kad šitas nefilmuoja. Žinok, man tą jausmą buvo patikrinti. Jo. Nes aš galvoju, tu kalbi ir man irgi tai patinka ir galvoju, kad žinai, ar yra atminties, ar filmuoja ir filmuoja. Nes man tai va, tas jausmas, kad manęs nemato visur, nes ateinam į kavinę, man neužsako. Nu čia yra, jau visi juokiasi, jau žino, kad manęs ten neužsakys, nu neužrašys, ką man atneš. Aš ateinu į kažkokią erdvę, mane praeina. Aš keliu ranką, manęs nemato. Nu, realiai, va, šita mano jėga vidinė, kuri jau laikas jai pasireikšti, bet jinai ant tiek bijo, neprisimti, neprigriebti atsakomybės už kitus žmonės. Tai ir jinai formuoja tą nematymą, kad viskas griūna. Ir labai gerai, kad tu buvai šitame tame, kai dabar atsiskleidė visas šitas, nes aš būčiau bėgusi į viršų, ten kažką darėsi, arba aš galėjau ten supykti ir viskas, aš daugiau nieko nedarysiu. Nu, vis tiek emocijos. Čia neįmanoma šitose namuose nieko pasidaryti. Ir atėjo, ne, šuo ten kažką. Kyla emocija, jinai užpildo tavo protą ir tu negali ramiai duoti, pasireikšti gyvenimui, koks jis yra. Ok, mes su tavimi išbuvom, buvo triukšmo, buvo dar kažko, žinai, ten kažkas vyksta, bet mes išbuvom, ne, kaip aš sakau, ne, vyksta ten karas, vyksta ten, nežinau, žemės drebėjimas, bet mes esam, mes tiesiog palaikom va šitą srautą, mes esam čia ir dabar. Tegul ten viskas būna, neįsivėliam. Nežinai, kaip žmonės ten mėgsta pasižiūrėti, ten mediją, ten kažką išgirsti, tu įsivėliai į tai ir viskas, tu ten viskas jau tame. O mes čia su tavimi išbūname čia ir dabar. Ir ačiū tau už tai, nes čia yra tavo šaknis, čia yra tavo tas stuburas, kuris moka išlaikyti. Ir aš jau būčiau visur pabėgusi, žinai, visur, kad tik tai to nepasakyti, kad to nesuvokti ir nesujungti savyje. Matai savo galę? Aš jau tau kažkada minėjau, kai man atrodo, aš nieko nedarau. Taip. Žinai, ir atrodo, bet tai vyksta, tai girdžiu. Ir ne pirmą kartą girdžiu, kad mano būvis arba ramybė padeda kitam irgi kažkur neišsitaškyti arba nenueiti ten to įprastu keliu. Bet aš labai noriu, girdžiu savo galę, aš ją priimu, labai yra dar sunku, tai nes norisi pasakyti, kad čia kažkaip gal sunkiai reikia kažką dirbti, pabaigti mokyklą ir tada ta galia gali būti legali, ne? Kai bus diplomas šitai galiai. Ir tą natūraliai, kas kleidžiasi be jokios pastangos, protas nepriema kaip galios. Taip. Bet jeigu aš ateinu į vidų, tą subtilų jausmą, ateinant tada labai labai daug to tokio dėkingumo, atsileidžia, žinai, kaip fainai, kaip čia viskas paprasta.
Bet man labai va tas, kas suskambėjo apie tą leisti vykti gyvenimui, kaip nepatiki protu, kuris ten veda eiti, taisyti, nutildyti, kažką daryti, žinai, bet likti tame, kur tu esi, nes tu vis tiek žinai, kur tu esi ir ką tu nori padaryti. Tai vat nepatikėti to proto išvedimo kitur ir leisti ten aplinkai gyventi. Tegu vyksta tas gyvenimas. Čia ne mūsų Mhm. galioje tas dalykas. Ir tada vyksta gyvenimas. Ir taip gražu, žinai, tiesiog tikrai stebėti, kaip vyksta gyvenimas. Bet tuo pačiu likti ašyje, o apie ką aš esu šiandien. Jeigu aš atėjau pasidalinti, aš atėjau pasidalinti. Nu, vat, tas irgi svarbu. Ne? Likti arba suprasti, o ką aš darau šitam gyvenime. Ką aš gyvenu, kaip aš gyvenu ir prisimti tą atsakomybę už tai, ką jaučiu, ką aš noriu padaryti. Aš jaučiu. Galbūt ne visada turiu formos, dar nelabai žinau, kur čia turi būti nufilmuota namie, studijoje, bet suprasti, kad tai yra kryptis ir beeinant dar įsiaiškinsi, dar kažkas, Taip. dar kažkas didės, žinai, dar kažkas pilnės, dar kažkas prilips. Jo, jeigu nedarysi, nežinosi vat to dalyko. Ir aš pati suvokiu, kad man trūksta žmogaus, kuris mane tiesiog, palaikytų, pabūtų. Aš atsimenu, prakritau biškį vieną, turėjau mokymus coachingą ir sakau žmogui, tu tik tai pabūk, aš viską pati padarysiu, aš prisiimu atsakomybę už visą save, už procesą, viską, man tik tai reikia buvimo, tik tai pabūk, viskas. Ir taip, tada vyksta tas, aš žinau, kad manyje tiesiog trūks, tokio išsižeminimo pas tave, tos įžeminimus, toks, nes kai aš pradedu kalbėti, aš galiu biškį atkristi, mano protas veikia, bet kai įsižeminu, tokia ramybė, viskas, aš nebėgu, neinu į emocijas, čia jau tavo stiprumas.